Šalenga, Klimavičiui, Begičius, laisvas po krepšiu čia. Gecevičius jau pramiegojo, tiksliau prašoko savo varžovą. Tokia panaši ir tikėsimės, kad panaši kaip matėme per 3 kėlinius. Atkaklus mūšis abiejose aikštelėse. Žinomas Kauno Žalgiriui, kurio pranašumas 6 taškai, 67-61, Dainius Šalenga pakimba link varžovų krepšio. Dabar vėl priekaištų turėtų sulaukti Butralevičius. Gecevičius atitrūksta nuo Dainiaus Šalengos. Watsonas net nesivargino ateiti prie jo, tačiau nepataikė. O čia viena įspūdingiausių atakų šios dienos rungtynėse. Mantas Kalnietis ir Tadas Klimavičius. Man pasirodė, kad bent jau pirmoji pražanga tikrai buvo. Yra kaip yra, Dainius Šalenga perima kamuolį ir kala kamuolį iš viršaus. 76-68. Chaotiška atkarpa. Krepšininkai žaidžia su 4 asmeninėmis pražangomis. Klimavičiaus užtvara Bairamovičiui, atspėja Bairamovičiaus sumanimą Tadas Klimavičius ir Dainius Šalenga. Galimybė surengti greitą kontrataką ir Tadas Klimavičius. Galit būti Lietuvos Ryto sirgalių, galite būti Kauno Žalgirio sirgalių ar sirgti už Šiaulių metimą į Žalgirio krepšį. Lygindamas rezultatą šios dienos rungtynėse 80-80. Dainius Šalenga prieš jį dvigubinama gynyba, Kalnietis laisvas, paliktas, meta ir pataiko Mantas Kalnietis. 83-80.